Labą rytą, žvejai. Čia žvejybos laikas. Gaudėm šlakius. Ir dar gaudžiau šlakius. Bet gal nedariau video, nes kamera nelaikydavo šaltį, greit įsikraudavo. Nu ką, šiandien poledinė žuklė. Bandysim upėje pagauti ešerį. Vakar mačiau daug info kėlė, kad tikrai daug ešerį pagavo ir gan gražaus. Kaip iš po ledo buvo ir iki 300 gramų ešeriai. Tai ką, aš, Uošvis ir galbūt netgi kolega bandysim šiandien pagauti kažką. Važiuosim to iki parduotuvės, pasimsim matyliaus, avižėlės, žieminės meškerėlės ir virpinimas. Tai kaip mums seksis, aš pamėginsiu nufilmuoti jau žvejybos vietoje. Kaip kas vyksta, kaip gaudyti. Aš nesu profesionalas, bet pamėginsim šiandien pagautų ešerių. Ir manau pagaus. Papusryčiau hodogą, kaip sakant, kavos, Circle K. Laukiam prie Sendvario parduotuvės, nes arčiausiai oro langas atvažiuos. Pasimsim matyliaus, aparikų ir lėksim ant Danės upės. Dabar va, yra po 8:46, žiūrėsim, vėluosiu darbą, ne? Tai tikslas ešerys. Gal papuls ir kokia kita žuvis, bet dažniausiai ešerys papuola. Reikia gausiai matyliaus, reikia išvirpinti tam tikrą darinį, ten kartais jie labai mėgsta agresyviai, kartais tokie ramesnė tas ešerys ir avižą pataikėt, svorį, ar bus srovė ar nebus. Šiaip pagal idėją turėtų nebūti srovės, nes vanduo yra kritęs, nėra iš kur to vandens paduoti ir automatiškai manau, kad srovės nebus. Bet kada srovės dariniai nebūna, tai ešerys būna labai pasyvus arba jis net nekimba kitą kartą. Nu, bet matysim. Vakar tikrai labai daug kas pagavo, daug kas įkėlė ir manau šiandien bus ir daug žvejų. Tai pamatysim, kaip seksis. O dabar ką? Laukiam, nesulaukiam. Šaldysim rankas. Renkas tik tais. Einam mes iš karto link vandens. Stebėsim, kur kas gauda. Ir patys bandysim. Žvejų jau belė kiek šiandien. Masis ešeriukas. Išvirpina. Irgi. Matylio. Labai jau lietų narė, bet paėmiau. Gaila kava, nes net kaip įsipilt, parsivešiu ešeriukus į prūdą. Gal pamėgins, kaip nors prisipilti. Opa. Gerai paėmė. Gerai. Paprašo, wow. Gerą ešerį pagavau. Tu mano reikvalą atsileisti. Taip jau senai betraukia. O koks ešerys. Opa. Va, žiūrėk. Išlupau jam. Monstras. Bu ešeriai. Ačiū krantą. Ir lėtesnio praradimo.
Tai jau ir avižą gali palikti tokį. Smagumėlis, kibimas geras, iš karto tokia rimta žuvis. Ir arčiau kranto. Ir labai lėtas toks judinimas. Neaktyvus. Nepaėmiau. Gerai. Labai nestipriai nori. Nedidukas šį kartą jau. Ne, geras ešerys. Tamsia aviža, diskoteka. Opa, taip įdomu čia, kaip ir nėra srovės, paskui atsiranda. Arčiau kranto dabar laikosi jie. Oi geruliai šeriai. Nuoja. Ai. Jai. Geras, čia buvo jau ešerys. Geras. Jau man nugrėžė vietą. Nu ką. Reikės atidaryti ir patį šitą kibirą. O kažkur susidėti ešerius. Reikia vandens pripilt kažkaip. Nu, žiūrėk. O. Iš šono. Bet reikia vandens man pripilt. Aš noriu gyvusios palikt, pala. Kaip ta bonkė. Aš noriu gyvus išlaikyti. Į prūdą įleisi. Prūdą neišgyvens. Išgyvens šaltam vandenį. Turi pasivaikščioti. Yra jo čia pilna. Reikia labai nestipriai. Jis toks labai lėtai. Jo, tai pam, puf. Silpniau daryk. Kim bešerys. Silpniau man kybo geriau. Aš agresyviai dariau, ne. Tokį. Nu ką darysi, reikia vandens. Noriu prileisti, kol būnu gyvi. Nieko įslogi. Stebėjau ramus toks kėlimas. Jie nėra aktyvus, bet ir tokie dideli gražus, kai kimba jau net sargelį užlenkė. Hebra juda, žmynas gal ieško. Ešerys, man atrodo, irgi nestovi vietoje. Stiek, anksčiau ar vėliau užkipsis. Va. Eik tu! Pabėgo. Išpatekite, ble. Ai, nespainiai. Dar vienas žodis eina. Opa. Eik tu naktį, pačiupau jo. Atpizęs plauką kabėja. Noriu kipti šiandien, bet tas taziks.
ešeriuko. Nu, blemba ir nueina. Pakerti ir nėra. Papa. Gražus ešerys. Jis gerai. Ore kimba. Pakėlus, karočią kokiam zomu nuo dugno. Ja.
Daugiau matyliaus. Ir turėtų imti. Reikia daugiau masalo to matyliaus, kad labiau judėtų. Sako, reikia daugiau masalo, kad judėtų, žinai, toksai. Judėsi biškį paduoti. Kur aš jį padėjau daug? Ginsi matyliuką. Uodegėlę padaryti, kai įdėta. Dabar bus. Dabar tokį jau padariau skanėstą. Tai pasistengiu užkabinti gražiai. Turi būti. Gerai, čia pabandėm, ne? Reikia bandyti čia toliau. tą pusę gal. Čia negauna nieks, nu davai. To sniegą. Daugiau čia traukia tenais, biškį pasitraukia, ne? Gerai. Nu ką. Bandom kelt. Turėtų būt pagal idėją vis tiek. O, kibimas buvo lėkti. Ašariukas duodas. Dailutis. Mano dar padaužome dugną šiek tiek ir keliam ramiai. Biškiai agresyviau, paskiau sulėtinu ir takyt labai nestipriais. Nėra jie tokie aktyvus, bet su greitesnį čičiut nuo dugno parakeli, a po to vos ne vietą tokį ramų. Ateina ir pasiema tada ją abežą. Masalas pinkas matylius. Tai va, iš vienos eketės jau iki 10 ešeriukų pagau. Da, vieną prakelimą reiks eiti kitą eketę. Niekas netraukia. Taip atrodo, kakim... O, čia koks jau gerai. Sakau, ten pažiūrėk, niekas netraukia. Jie čia perėjo, o pažiūrėk, už nugaros kokie 20 metrų čia stovi. Visi iš eilės. Sakau, čia tas ešerys kursuoja, reikia irgi gaudyti juos, kur jie nuplaukia. Aš pavyzdžiui, čia žiūrėjau, traukia, sustojau, aš ten nieks nekimba, žiūrėjau, čia turiu lupą, ateinu čia. Kūtvėlą pabėgu. Stuktelėjo avižą. O, iškart yra jau.
Jie pasbūna kažkokioje vietoje ir keičia paskui, žinai, išgaudo biškį dar aplink. Pasibaida kažkur vėl jinai. O čia yra duobė tokia. Vaga eina. Dabar toj vagoje sėdi jie. O, žiūrėk, kokie gražus to papa. Aš jau va, blėt. Vandens man trūksta. Būtų. Bet išgyvens, manau. Ką? Nu čia mažesni biški jau kimba, aišku, bet čia prie kranto buvau ir gerų pagavęs. Tai čia nurinkti tie. Tos paskui prūdą sumėsiu. Galėsiu pas save prūdę gaudyti. Grįžęs. Čia va aukščiau kimba nuo kranto, tą nuo dugno šito vietoje. O, iškart kimba vėl, ble. Tik užmės, bet mažiukai kimba. Labai daug jų čia va. Iš karto va. Vien po kitą. Susirink, bet mažiukai visi va. Arytė nekybo, nes ten ešerė buvo. Tai matai, čia duobėjai buvo, paskui čia pasislinka. Migruoja tas šriukščiai. Mažesnė kimba čia išėmė. Sportinį žvejybą jau čia gal. Eik į galą, žinok. Jau priekinė labai bėrkas. Stebimas tušės. Pakstalėje, bet nesijė. Mano dar kartą. Gal mažesni ešeriukai. Ar būna ir tie didieji baksti. Jie stukt. Jėda pabiškoti. Ramesnė amplitudė varyti. Nu vėl nepajau. Kas čia per ešerys? Jaučiu mažiukas labai. Imtimo, bet neapžiūoja. Tik stukterį. Yra. Čia piškai mažesni gal ešeriai, o gal ir ne tokie pat. Keli aukščio avižai ir kibimas. Konkretus vitvalas, kad man galiu atsinorti. Ojojoj.
žaliuojantis. Gal ir vilioja, bet nekimba jie nuo dugno. Tik ne pats šis stipriausia. Opa. Metimas po metimo ir ešerys eina į trasą. Ir gražus ešerys. Štai. Eiktų naktį. Smagumėlis. Kažkaip gal akėdę reikia apsisukti. Pripyliau vandens kiek galiu. Bandysim išsaugotis gyvas. Ir parsivežti pūdą. Nes matyt šamai jau bus apvalgę ešerius pas mane prūdę. Kartais ir greičiau, kartais tiesiog norisi jam ramesnio tokį. Ir tada tik tais jau. Ir jų čia gan daug štai. Va, koksai rubuilis. Kokių radau gražuolių. Tokie po 300 gramų, aišku, didesnių nėra, bet jau su tokiais tikrai. Ir ką veikti ir džiaugtis. Kad tik kimba tokie. Kuršmariniai ešeriukai. Ant ventės, ką žino, tokie kimba. Kibimas po kibimo, auksinė ketė. Yra tokie ešeriukai. Aš įsivaizduoju, kiek čia yra Danės upėj. Dabar jie kiekvienoj duobėj lindę. Va, smagumėlis. Realiai užtaikė auksinę ketėlę. Jau kelintas čia ištrauktas, nežinau, bet to salietinė biškį. Svarbu prikelti avežą nuo dugno ir oi, kaip skaniai smėgia. Reiks uždėti kažką, matyt, ant kauliuką. Pajautė gal. Dedam kažką ant kablio greitai, nes jau yra apdaužę gerai masalas. Čia irgi lupa pašoniai. Puikiai kolegos. Kablys atviras, dėl to matyti ir nebekimba. Turėtų imt dabar. Kas čia atšoko jau, opa. Jau ir yra. Sakau, atšoko sargelis net. Gal ne pats didžiausias, bet yra kažkoks jau. Tai ačiū Dievui, kad sutikau žmogų, kuris ryškę avižą gaudė. Nes natūraliom nelabai norėjau, ryškę va atakuoja mielai.
Žadai nuo dugno, net neina kitą kartą patkelt, kaip puola jie. Žodžią gaudom. Nauja kitė. Naujas ešeriukas po ilgo laiko. Traukinį. Sustok traukinį. Pats didžiausias, bet dar vieną turim. Biškį arčiau vidurio laikos jie. Pastebėjau. Žybtinis toks jau. Opa. Dar vienas gražuolis. Dar vienas gražuolį turim. Oi, gerulis, gerulis, gerulis. Opa. Ну-ка. Ай, блин, nepakirtau. Opa, yra. Yra tušrų pilna ir gerų. Nedidukas pas. Nenormalus. Gerulis, jau čia geras. Čia jau gerai, kirtau ką tik. Oi, geras, geras, geras ešerys, labai geras ešerys. Va. Buvo tokie sprendiniai. Tai gaudyti. Taip kaip reikia. Oi, gerulis jau. Alvydai. Alvydai. Negird.
Nu. Manau, kelt ramiai ir 3 iš eilės. Iš vienos į kities. Eik tolyn, girdi? Tolyn, nes nebėr čia, į tą pusę pareina jie. Nu. Va, žiūrėk, praėjau visą sekėt, nebuvo į tą pusę pareinu vėlkim. Aš į prūdą prileis. Nes aš vandens pripyliau, turėtų išsilaikyti. Ir į prūdą prileisiu, bus ką gaudyti pas mums. Ką? Turėtų kip po kokios savaitės jau prūdį paskui. Jeigu išgyvensi, o ne iki namų. O, jiems dar 4 ir nemažai. Aišku, simba. Ne toks didelis gal, bet 0,8 valiukas ir va šeriukai lūpas. Sakat, genocidas šerių čia nemagaunas. Vieną vienintelį žuklę jau čia žemynę darysi tokį gal dar netyčia. Turėtų dar imti. Matylius nelabai bėra, bet yra dar pilkai. Kam? Kai reikia filmuoti, kai visą laiką kažkoks dažniausiai nebekimba. Manau, toj pakelsim avižą, tai turėtų imti. Ant to šlaitai čia kabėja. Labai 5 vienetus ką tik ištraukiau. Ir matyt reikės ieškoti daugiau kituose ketėse. Širačiai gražus. Vandens trūksta jau blemba. Net ir skom prisipilti gaila. Na, bet gal... Viskas gerai. Vis tiek žiema turėtų išsilaikyti, bent jau kažkiek vandens gavę. Ten iš vis neužšalė tam važiuoti. Ką, pakeisim? Toje pačioje ketėje nebekimba staigiai, varai kitą eketę. Ieškoti. Šarvis.
Bet jau pakėlų šiek tiek avižą nuo dugno. Reiškia iš toliau atėjo kažkur. Reikės gręžtis matyti, arba to užėjęs dar. Užėję dar. Gulelis ant šlaitelę. Pastuksenu ir ramiai pradedu kelti. Ne agresyviai, o tokiu ramiu. Ir va tada jau įmonė. Jaučiau gerą turiu. O čia jau gerą jaučiu. Net valą pasproksena biškį. O čia gerulis jau. O papa. Štai ir monstras. Net kamerą aptaškė. Reiškia, užėję vėl ešerį pas mane. Po eketę tai reikia niekur dar nesitraukti. Dar gali būti čia. Visai gerai. Ešeriukai. Biškį dugną pastuksenam, duodam bauzdelę ir ramiai, labai ramiai keliam. Jeigu jie čia šalia, tai netgi vos pakėlus iškart kimba. O jeigu ne, tai tada turim iškelti. Asistuoja sargelis, bet nebakstelė dar. Nėra. Bet yra ešerys užtat. Ką tik turėjau kilimą, reikia turėtų dar kalti. Kabliuko negavo, bet masalą paragavo, kaip sakė. Nepaėm. Reiks matyliaus uždėti daugiau, nes pakabino tiesiog. Kabinau. Tas tiek išėjo. Vos netrūko, atrodo. Labai geras, geras, geras. Klaipėdos ešeriai kuršmariniai. Taip pastarė žvejybai. Nu ką reikia dėti? Taziką. O, žiūrėk, kokie jis gražus. Nu ką, ladom vėl. Po to dėsim masą. Kokį čia monstrą kabinau, dar mazgas yra, žiūriu. Oho, prašo kavalo, žiūrėkit. Mazgiuką turi ir tokį dar monstrą traukti reikia. Valą prašo, o. Jau bus geras ešerys. Eik, tu savo valą paleidau. Teik čia. Svarbu nenuplyštų dabar. Labai gerą ešerį pakavoju, reiškia.
O juk smūgiai tai žiaurus. Kroč. Prašo valo kaip nežinau kas. Kur dar tu ten už... Ai, ten kažkur numesk. O, matau, kokie ešerį matau. O, papa. Žiūrėk, aliut. Jau su tokia reikėjo pasigalinėti biškį manim. Aš tai prūdai prileisiu, tai gal būnu pas mane. Prieš tai buvau įleidęs, tai tie matyt šamai, kai suvalgė. Nes aš jau kiek gaudžiu su šituoklė nekibu pas mane. O, kotėl, koks didelis šiandien. Nu jo, čia buvo reikalų ką tik. Kai tokį reikia ištraukti. Pradžią turėjau smūgį tokį lengvą, nepakirtau vieną žuvies. Nu ir dabar va, vėl kimba, net nepasėda. Škia yra dar ešerių. Reikia vis tiek prisiviniot, kad iškart kelt. O yra. Netoks didelis mazgas, kažkas nepatinka man tas, kad yra. Nu gerai. Ne, va kur man. Ai, tik to. Smazgas išgyvensi nors. Nu jau čia gerą, aš ir turėjau su 0,8 patraukti. Dabar vasarą, neužkipsi. Baigiau žvybą, sutemo. Dar iki vos ne iki 5 ešeriukus gaudėm. Tai žodžiu, genocidą padarėm, nežinau kaip čia padaryti dabar, vandens pripilti jie, pilnas tazikas ešeriukų, neįsivaizduokit, čia yra, nes vandens pripilta, bet apie kokias 6 kg gal bus. Nu maždaug kiek galima, manau. Paskui padarysiu video, kaip paleisiu prūdą. Galbūt, jeigu neįsikrauš apie 13%, jau ir šviesas sujungtas, Klaipėdai. Tai va, ir ruošis prigaudė kažką tais, neaišku ką. Nu, rodyk savo kibirą. A, jau esi net... Nu, čia. Kelis gyvus turėjom. Oho. Nu, nemažai. Tai vat. Nu jo, gau mažiau kažkaip prigaudai, bet pasirodo nemažai. Tai va, esam paskutiniai. Viskas keliauja namo. Tai... Nu, parodyk tą didesnį nuotą. Toksai 30 gal daugiau centimetrų. Turimės mašiną. Mašina tenai. Tai va, šiandien tiek. Kalbėkit, bandykit, ieškokit duobėse. Avižėlę nutraukė, tai žodžiu,
Labai ryškia, tokia ešerių imitacija. Neparodžiau vyžėlės, nes nutraukė. Dangės monstrai. Nu, dangės monstrai. Tai va, nesetiškai atrodo. Dabar pabiškai kai kurie atsigavę, aiškus, mažai vietos. Einu prie prūdo ir paleidinėsiu į prūdą.